Na, sveikinamės dar kartą iš po teismo. Tai ką tik vyko varginantis teismo posėdis, tai dabar būkit malonus, pakomentuokit, kas, apie ką, kaip. Katras pirmas pradėsit? Nu, Erika pas mus pagrindinis veikėjas. Ai, pagrindinė bandyti. Pagrindinė, tai ką noriu pasakyti, kad šiandien mes labai sąmoningai sakėm nevažiuoti tiems, kurie norėjo atvykti toliau iš Kauno, iš Plungės, iš Telšių ir iš Ukmergės, sakėm nevažiuoti, todėl, kad yra, kaip sakėt, varginantis nuobodokas posėdis, kur tiesiog susipažįstama su bylos dokumentais, bet tas susipažinimas yra tomo pavadinimas, sąrašas dokumentų, kurie yra tame tome, ir šiaip tik mygdančiai mes sėdėjom, pavargom. Kiek įveikėm tomų? 22. 22, ne? 23, 23 buvo mano teisingai, nu tai. Tai va, už viso yra 28. 8. Tai va, liko nedaug. Tai kitame teismo posėdį mes susipažinsim su likusiais tomais, juos vėl įvardins, kas yra tame. O vėliau, per likusį laisvą laiką, jau pradėsim žiūrėti filmuotą medžiagą, kurioje yra neva tie veiksmai, kuriuos mes atlikome ne visai maloniai, bent jau sako, tai tie, kurie mus kaltina. Tai va, o kas yra dar svarbu šiandien? Gal gali tada, jau matosi pavargę visi, neprisimena. Aš manau, kad mes be galo pavargom, dar mes sudarėm labai, mums buvo pasiūlytas labai toksai, sakyčiau, sudėtingas ir intensyvus darbo grafikas. Tai yra kiekvieną savaitę po teismo posėdį, o tai rodo, kad skubamas. Čia gegužės mėnesį. Ne tik gegužės mėnesį, mes ir birželio mėnesį turim, ir rugsėjį, ir dar netgi spalio 2 irgi yra teismo posėdžio data. Iki prezidento rinkimus Amerikoje bus tęs. O paskui žiūrės, koks ten rezultatas, mes norėsime čia atitinkamą. Jūs taip galvojate? Aš taip galvoju, kad vis tik tai bus labai svarbi Putino inauguracija. Nu, inauguracija tai inauguracija, bet yra dar viena neinauguracija irgi, kuri svarbi ten pietuose, kur vyksta. O man ir labai svarbu, tai pono Zelenskio statusas, kiek žinau, jisai jau taip kabo ant plauko. Jis jau faktiškai baigė savo dienas, prezidentiškas. Ne, tai jis jau baigė turbūt iki kito prezidento. Ne, yra pereinamas laikotarpis, kai prezidentas vykdo dar savo pareigas, kol perduos kito prezidento. Gal galit sakysim, laikinai einantis prezidentų. Galit pakomentuoti žurnalistų etikos inspektorės ten tą Ramanauskaitę pasirašė? Aš manau, kad niekas geriau už Valerijų Ivanovą to nepakomentuos, nes tai yra istorikas, gebantis prokuroras paskutinio posėdžio metu aš norėčiau pradėti nuo kito. Erika gerai pastebėjo ir aš tą puikiai, ir jūs, Kazimierai, šitą puikiai suvar. Šiandien buvo formalus toks prieimas prie tos bylos. Formalus. Mums žiūrėjo, kiek puslapių yra, kiek bylose, kas ten parašyta, apie ką, kiek žmonių, kokie žmonės buvo apklausti, kiek dokumentų ant jų buvo išrašyta, ar užrašyta ant veido, ant šito video, ar popieriais, ar apklausos, ar telefonų paklausyta, kaip jie šneka su kitais, ir apie ką. Viską mes šiandien taip pat sumotai, taip ir susumavus išklausim. Aš padariau labai įdomią tokią išvadą, kaip istorikas. Aš tik tai, girdėdamas tą visą tų pavardžių eilė, tų lapų skaičių. Žinot, kiek skaičių mes šiandien perėjom taip greičiau? Aš paskaičiavau, aš toks žmogus. Kodėl aš klausiau, kiek bylų yra šito? Per 2000, ne? 4 nenorėt? O taip. Ir dar nebaigta, mes turim dar 4 ar 4 tomus dar reikia. Iš viso yra virš 6000 lapų, taip jūs kaip visada pastabot. Na tai aš paprasčiausiai matematiškai sugebu veikti. Padariau tokį formalią analizę matematinę. Reiškia, mes turim, šiandien prabėgom, taip sakant, apžiūrėjom 4000 lapus, bet ką aš pastebėjau? Aš kai žiūrėjau į jūsų, Erika, ir jūs, Kazimierai, aš galvoju, tiek yra žmonių apklausyta, persklausyta, apžiūrėta, pauostytų, ką šnekėjo. Ir tik tie 2 žmonės sėdi štai.
Kokia būtų pagarba, kai šalia mūsų dar desetką ar kokį daugiau apsklausytų, pamatytų, apuostytų žmonių. Patikrintų iš visų pusių. Ten, kai slapti buvo dokumentai, kai buvo slaptai ten stebima, kaip slaptai buvo žiūrėdama, kaip klausimas slaptai. Net paskui kažką tai panaikina, kad suprato, kad čia neturi nieko bendro su byla. Nu, buvo labai džiugu girdėti, kad yra dalykų, kurios nereikia gal prie bylos jungti. Bet visų pirma, čia jokai, bet čia žmonių gyvybė, gyvenimas. Ir man atrodo, kad šitie dalykai yra labai rimtai reikia žiūrėti. Faktiškai čia yra presingas žmonių atžvilgių. Kad jie klausytų ir žiūrėtų, ką gali sakyti, nors Konstitucijos antras paragrafas, antras skyrius leidžia galvoti pačiam, sakyti savo nuomonę pačiam, jeigu aišku nepuola kokį įstaigą ar prezidentą ar kokį žmogų ir taip toliau. Kiek aš supratau, nei vienas iš jų nepuolė, nieko nedarė tokio, bombų nedėjo kažkur tai ten ir taip toliau ir taip toliau. Tai man tas labai buvo, kaip čia pasakyti, labai nemalonu matyti šitą visą tokį, kaip čia pasakyti, žmonių gyvybių jarmarką, tokia rusiškai sakant, bazarą. Turgų. Kai žmonėm prikiaujame, o čia, jis tą pasakė, ne, šitą mes nelėsim, šitą nelėsim, o šitą lėsim. Kodėl? Ir taip toliau. Tai man tas labai buvo nemalonu matyti ir klausyti. Aš, aišku, sėdėjau, klausau, bet... Ką aš noriu pasakyti? Dėl tos moters, kurie... Aš nenoriu sakyti, jin turi irgi savo nuomonę. Kurios moters? Jūs man prašėt pakomentuoti. Dėl išvadų. Žurnalistai. Aš noriu pasakyti, kad teisingai buvo pastebėta ir mano advokatui, ir aš iš karto, kai praeitam posėdį buvo išmestas tas dokumentas, kaip pagelbus toks... Paskutinė minutė. Kaip pagelbus rutulį, kaip sakant, skęstančiam advokatui, jis išmetė, žiūrėkit, aš ką turiu. Turėkit, ir kas iš to? Ar šitie žmonės matė šitą bylą? Ar jie, teisingai, buvo viskas lemta to, ką šnekėjo žiniasklaida. Atsiprašau, žiniasklaida sako, kad ten, anoj pusėje Neries, žalieji žmogeliai pasirodė iš lėkštutės išlindę. Ir ką aš turiu tikėti šito? Bet pasako kartais, ką aš galiu pasakyti. Tai tame reikalas, kad, sakysim, tą bylą, šiandien man, vakar man atnešė pranešimą, kad mano byla yra dėl šitą atmetą man skundą dėl neteisėto paskirimo man, leidimo gyventi Lietuvoje, panaikinimą šitą. Aš pagalvoju, kame reikalas. Ten parašyta, kad jūs matot laiką, neišlaikyti ten tą 2 savaičių, terminą, kad paduoti savo, apeliaciją. Aš pagalvoju, 21 sausio šių metų man buvo pagal raštą atiduotas tas laiškas pranešimas. 21 sausio aš pasiunčiau pirmą šitą skundą, kad nedarytų taip. Man atsakė, jūs laiką praleidėte, aš skaičiuoju, taip iš vienos pusės, iš kitos pusės. Taip skaičiuoju, bet neišeina 2 valandas, kad 2 savaitės praleidau. Išeina tik tai savaitė, 13 iki 21 sausio. Nežinau. Jie sako, jūs matot, mes paskelbėm jums 7 lapkričio. Gerai, tai jūs galite paskelbti ir kokią kitą dieną, ir praeitam šimtmetį gal kas nors paskelbė kažką tai mano atžvilgiu. Bet man tai niekas nepranešė apie šitą, aš nieko nepasirašiau, kad man buvo teikta šitas sprendimas. O šitas žiniasklaida, aš sužinojau šiandien, kad, migracijos tarnyba sako, kad jūs padavėt netokį elektroninį adresą. Ten buvo jūsų kortelė vizitiniai, kai jūs iškvietėt į šitą imigracijos valdybą. Buvo toks elektroninis adresas. O mes siunčiam jo, jūs sakot, negavot. Tai aišku, aš negausiu, užtat, kad tas adresas buvo atitinka tam kompiuteriui, kuris buvo pas mane išimtas 18 gruodžio 2018 metais pagal kratą ir kol kas man negražintas. Ten ir liko tas adresas elektroninis. Aš jau visai kitą turiu.
Jūs ką galvojat, kad aš žinau, kur ten aš negaliu į prokuratūrą ateiti, ar kur ten pasandėlį, kur stovi mano kompiuteris ir pažiūrėti, kas ten ateina. Jis dar neprijungtas gal. Nu, va tokie dalykai. Ir dar vienas dalykas, kai mane iškvietė 10 rugpjūčio praeitų metų, reiškia, pašnekėti, tai man nieks nesakė, kad man kokiu atveju reikia man atsiųsti pranešimą, kad jūs išgabenamas. Aš nežinojau šitą ir daviau vizitinę, kad jie matytų, kad aš esu Rusų literatų ir dailininkų sąjungos pirmininkas. O ten buvo viskas ir šitas simbolis mūsų organizacija ir mano pareigas, kad aš toks tam aš padaviau. Nu, dėl to. O, matot, dar nesėda. Čia buvo rugpjūčio 10 dieną, o jie paskelbė lapkričio 7 dieną. Iš kur aš žinojau, kad 7 lapkričio paskelbs man, reiškia, išvažiuoti, reiškia, panaikins man tą dokumentą. O iš kur aš apie šitą galėjau žinoti rugpjūčio 10 dieną. Bet jie taip parašė, nu, aš taip nežinau, gal aš idiotas toks esu, ar gal kitas ten, kad nukainys, o eina gal su gal, nu, aš kol kas dar logiškai moku mąstyti. Atleiskit, bet čia tokia digresija, bet man atrodo, reikėjo čia pasakyti, kad žmonės šiek tiek mane daug klauso, kaip jūs jaučiatės, kaip aš sakau, normaliai. Dabar mes šiandien supratom, kad mūsų tas procesas bus iki spalio mėnesį kol kas tęsis. Kad naujus metus jūs sutiksit Lietuvoje. Man norėjau pasakyti, mes dar turėsim laimę su jumis bendrauti ir laidas daryti. Jo. Padarysim. Man yra apie filosofiją, apie istoriją, pažiūrėsim su malonumu. Čia, žinot, šie žaidimai. Čia esmė tame, kad vis tik tai vadovautis internetiniu siuntimu informacijos, kas reiškia, kas apie teisminius procesus, tai yra neteisinga, nes ne visi žmonės pasijungia laiku, pasijungia informacinės erdvės ir sistema žaidžia. Nu, ir dar yra toks dalykas, kad kai siunčiat elektroninį paštu, ten rašo, priėmė ar nepriėmė, yra kažkoks tai ten atbulinis, reiškia, ryšys, kad neperdota jūsų informacija. Tai šitie žmonės, kurie duodavo man informaciją, kokiais tai nežinau, man elektroninis, reiškia, adresais, turėjo gauti, reiškia, atsakymą, kad atleiskit, bet ten nėra tokio adresato, nes nepriima jūsų informaciją. Ir man dabar vėl kabina kažką ten tausu, kad aš netos, tu paskambėkit, sužinokit, aš šioje vietoje esu. O man tai labai patiko tas žurnalistų etikos, tas pažyma, prieš paskutiniam lapę kaltina Eriką, kokia jinai melagė. Iš Maskvos už tai, kad šneka, kad NATO prieš Rusiją kariauja, net šiandien Lukasas Amerikonas paskelbė tą patį. Ir Kojala iš NRT Lukasas. O Erika melagė, kad tą patį šneka. Ne, matot, aš žinau, kame yra jos klaida. Jeigu būtų pasakytų anglų kalba šitą, būtų viskas okei. Bet jin pasakė lietuviškai ar rusiškai, nežinau. Bet čia jos paklausim. Gal lenkų kalboje pasakė, ne? Bet tai supranta, čia ne tik tai tas amerikiečių žurnalistas apie tai kalba visi. Visi kalba, kad NATO kariauja su Rusija, kuo toliau, tuo labiau. Ukrainos teritorijoje. Prancūzas net šitas irgi dabar sako, Mikronas, kaip mes vadiname, Napoleončikas, irgi sako, siūsiu savo karius, mes kariausim Rusiją, ten su Rusija, visą kitą. Nu, Prancūzijoje ką yra? Minulio šito organizacijos narė ar kino. Tai gerai, tai pabaigai dar priminkite. Aš dar norėčiau pasakyti, kad šita byla, jinai keisis, kaip ir sakė gerbiamas Valerijus, jinai keisis nuo pasaulinės politikos pokyčių, o po inauguracijos, aš manau, po Rusijos prezidento inauguracijos, tuo labiau po JAV, Jungtinių Amerikos valstybių. Čia per vasarą bus pakeitimų labai daug pietuose. Mes matysim visiškai kitokį kontekstą. Ir žinoma, mes matysim kitokį kontekstą po Lietuvos prezidento rinkimų, jeigu jie įvyks. Nes programos yra labai prieštaringos, nuo visiško padlaižiavimo ES ir atsisakymo savo valstybingumo iki Eduardo Vaitkaus programos, kur yra konkrečiai pasakyta NATO ne, persvarstymas ES dalyvavimas Europos. Taip, kad mes galim turėti ir iš viso tokias didelės permainas, kurios... Dar bus rinkimai į Europos parlamentą. Tai Europos parlamento... Į Seimą dar bus rudenį parlamentą. Mūsų Seimą bus rinkimai. Čia tiek tų yra įvykių, o dar mes turim turėti omeny, kad Saulės aktyvumas didelis šiais metai yra visakos. Tai mes turim suprasti, kad bus tokių dalykų vyks, kad... Tada būtinai turite paminėti, kad 8 dieną balandžio didysis Saulės užtemimas, apie kurį Jungtinėse Amerikos valstijose kalbama, kad tą dieną
būtų rekomenduotina vaikams netgi nuotolinis mokymas. Aha, o šitą dieną mums posėdis, tai pasakykit, kada sekantis posėdis ir ką mes įveiksim. Per šitą didį Ne, kaip tik tą dieną. Mes Saulės užtemimą turim balandžio 8. Čia. Balandžio 8 didysis Saulės užtemimas, kuriam ruošiasi Jungtinės Amerikos valstijos. Sakau, jie rekomenduoja vaikams nuotolinį. O sekantis mūsų posėdis, tai yra gegužės 8. Tai yra ta diena, kai Europos Sąjunga ir Europos valstybės pasirašė kapituliaciją Ameriką. Tai sekančią dieną po Putino inauguracijos mūsų posėdis. Nesakau, tiek įvykių eina šiais metais, kad įtaka mūsų procesui bus didžiulė. Ir aš šitą neabejoju nei kiek politikas, kuris sėdėjo užsienio reikalų ministerijoje, turėjo analizuoti, kas vyksta, įduoti ministrą pažymas apie šitą. Tai klausant, absurdavo šitą, absurdiškos bylos, labai norisi dar, kad nepaminėjot, Oriono žvaigždyno galaktiniai, tarp galaktinės pajėgos atskrenda. Ten taip. Jau sakė, čia jau pirmieji žebiukai čia iš miške kažkur tai išlipo ir jau žiūri, kur čia jiems padaryti. O viskas tik dėl to, kad Simpsonai vienoje iš savo serijų parodė, kaip ateivių lėkštė kerta Kapitolijos stogą. Tikėsit, kad čia nebus mums. Tai ką? Gedimino bokštą nekers. Tai iki susitikimo gegužės 8. Linkiu tą pačią gerą nuotaiką išlaikyti. Ir dar nepamirškit, kad į kiekvieną posėdį mes atsivežam Saži Umalatovos knygą, tiksliau, jos vertimą lietuvių kalbą, turim dar ir kelis rusiškus egzempliorius, kurioje jūs galite iš pirmų lūpų sužinoti, kaip vyko Tarybų Sąjungos griovimo darbai ir kasgi prie to pridėjo daugiausiai darbelio. Taip, kad norintys tą knygą įsigyti, ateikite į mūsų teismo posėdžius arba skambinkit Kazimiero Baramanui. Gerai, tai ką, pamojuokite. Galima jums dar vieną prašymą. Mes atsistosim šitą altorius ir kaip Dievo žmonės, kurie sako, mylėkit viens kitą, jūs turite padaryti mūsų išvaizdą. Ja, mes eisim į fotosesiją. Gerai. Tai nufotografuoti ar nufilmuoti? Filmuokit, kaip ten. Mesgi kaip Jėzus Kristus, mylėkit viens kitą. Šiaip tai Dievas neturi tautybės, Dievas yra vienas visur ir visada. Ir jeigu Dievą traktuojam kaip visatos kūrėją, tai tada šiai dienai visatos kūrėjas čia turi būtent tokį savo įprasminimą. Gerai, tai dabar. A kada šitą koplyčią, jūs kaip istorikas gal žinot, kada jinai atidaryta šitą koplyčią? Erika, mes tęsim, tu filmuoji? Filmuoju. Erika, mes tęsim Jėzau Kristų, reiškia, mums, kaip sakom. Misija. Kas? Misija. Lygiai, kad mes mylėtumėm viens kitą, gerbtumėm, nekariautumėm, nevogtumėm. Neieškotumėm kito naudo kažkokio tai pasipelnyti ir taip toliau, ir taip nemeluotumėm. O čia melo yra labai daug. Tai mes, aišku, kaip šitas mūsų ponas Dievas, kabantis ant kryžiaus, mūsų irgi ten pat nori dabar pakabinti ir mes turėsim visas, reiškia, nuodėmės, kurie turėjo Lietuvą iki šiol, kažkaip ten savęs priimti. Mes atpirkti, ne? Mes turim. O vis tik tai, tegu neįsižeis visi tikintieji, kad Jėzus Kristus buvo pirmasis socialistas. Komunistai, visi yra lygus. Nėra nei tautinis, nėra jų. Tai jo teiginiai ir yra. Visi turi mylėti, nėra tautinis skirybų. Visi žmonės lygus prieš Dievą. Ir viskas, ir mes... Baigit jūs čia tą SSSR propagandą, nes uždrausta komunistų partija. Tai mes ne apie tai... Kodėl jie nori uždrausti komunistų partiją? Kad dabar jie iškraustė šitos paminklus iš Antakalnio. Dabar tos kapustų veikėjų visų eis sekančiais. Šitą turėkite omeny, va šitie kapai, kurie ten... Jūs gerą temą palietėt, kol susidoros dar su paminklais, su visais mirusiais, ne? Tai dar mes ir palauksim eilę. Gyviesiam sakė paskui. Nebijokite, kad Dievas mus išgelbės ir jis mus čia mums įteikė tokią didžiulę misiją ir mes turim ją įveikti. Tai va, man labai smagu, kad su mumis kartu, Valerijus Ivanovas, tai yra vienas šviesiausių Lietuvos žmonių ir šiandien man yra labai drąsu, nes šis žmogus stovi šalia manęs. Jau vienas kitą taip garbsta, jau taip komplimentai. Gerai, tvarkoj. Tai iki kito karto. Iki.